Tai labas ir sveiki atvykę į naują video. Kas čia pirmą kartą, tai mano vardas Vesta ir kuriu vlogus. Jeigu jums patinka, paspauskit prenumeruoti mygtuką. Tai jau grįžom namo po visų kelionių. Iš tikrųjų grįžom vakare, apie prieš 11, man atrodo, vakaro. Tai realiai tik tais greitai susinešėm didžiąją dalį daiktų namo ir ėjom iškart miegoti, nes jau buvom labai pavargę. Iš tikrųjų visą dieną realiai ir važiavom. Tai o ryte atsikėlus pamačiau koks bardzakas namie, nes vis tiek visi daiktai buvo sunešti ir sumesti ant žemės. Dabar jau šiek tiek apsidėjau, tai bent jau yra kur praeiti. Tai rūbus skalbiu jau, tai jeigu garsas kažkoks, tai iš skalbyklės, jeigu kažką girdėt. Bet iš tikrųjų labai gera grįžti namo ir šiandien išsimiegojom jau labai gerai. Net kažkaip tą lovą vertini visai kitaip, taip minkštą, taip gerą, taip jaukiai. Nežinau, jau iš tikrųjų mes seniai jau, kada tai buvom išvažiavę ilgesnį laiką. Nu jo, jau senokai kažkaip buvom taip, kad ilgėliau būtumėm ne namuose ir vat grįžti ir toks... Nu, kaip sako, visur gerai, bet namuose geriausia. Tai iš tikrųjų tikrai taip. Ir irgi ta kelionė iš tikrųjų buvo gan sunkiai jau į galą. Nes buvo pradžioj, kai išeina į lauką pabėgioti iš mašinos, išlipam, tai paskui atidarai duris ir jis lengvai lipa į vidų atgal. O dabar jau kelionės gale buvo, kad atidarai duris, kad jis eitų atgal į mašiną ir jis neina. Bėga jau tolyn, nes matyt, tikrai jau labai pavargęs, akys jau visos buvo juodos, raudonos, jau, matęs pavargęs stipriai. Tai net grįžus namo, iš tikrųjų, grįžom, jis užlipo greit ant sofos, pradėjo trintis į tą sofą ir jis būna kartais tokį garsą, kaip riaumoja, kaip pavadinti, taip ūkia. Tai ir dabar grįžom ir jisai labai džiaugiasi ir čia tokį garsą. Tai taip fainai, kad jam patiko grįžti namo ir jis labai laimingas. Tai taip dabar atrodo, jo pusryčiam pasidarėm širdinių blynų su varške aš dar dedu. Tai dabar vonia atrodo šitaip su kalno rūbu. Ten aš. O iš tikrųjų daiktų yra jau, sakau, apsimėčiau, bet iš tikrųjų daiktų dar yra visur labai daug primėtyta, dar ten kambarį, tai kai mažas butas, tai iš tikrųjų labai matosi ta visa netvarka ir ne vietoje daiktai. Tai po truputį, man atrodo, kažkaip apsidėsim, labai neskubu aš. Tai norėjau tiesiog pradėti naują vlogą, kad nedaryčiau ilgos pauzės po kelionės, kad nedaryčiau ilgos pauzės nefilmuojant, nes po to bus labai sunku vėl prisiruošti filmuoti. Eisiu, man atrodo, ir bandysiu montuoti video ir kelti greičiau. Dar galiu parodyti mūsų, ką nusipirkom iš suvenyrų. Tai va, nusipirkau tokį puodelį. Labai fainas man šitas paveiksliukas. Iš tikrųjų, ieškojau tokio metalinio padelio. Kaip tik su lofotenais labai norėjau, tai va šitas labai gražus. Po to dar nusipirkom šitą iš lofotenų, kaip jisai, džiovinto žuvies gabaliukų, tai sakom paragausim, pasiėmėm specialiai nedidelį, kad paragauti, bent jau jeigu nepatiks, tai bent mažiuką turėti. Toliau pasiėmėm magnetukų, čia mano darbo grafikas rugsėjo mėnesiui. Ir tada pasiėmėm magnetuką iš Reinės. Tokį, tada lofotenų irgi tokį kaip paveiksliukas buvo, čia iš Nordkapo šito poliarinio rato, tada čia iš Kalėdų senelio vietos Suomijoje, šitas dar prieš tai buvo iš trolių kelio šito. Man atrodo, dar turėjom imti iš Nordkapo, kažkur dar yra tada iš Nordkapo, jūs paieškosiu. Tai labas, jau ir kita diena. Džiūsta miegmaišiai, kurie yra išplauti. Tai biškai žiūriu susivėlus, bet nieko. Ką norėjau parodyti? Tai mano mylima blynų keptuvė. Va, įjungta ir nebeveikia.
nei šyla, nei lemputė dega. Čia lemputė dar degdavo į žalia arba oranžinė, kaip priklausomai nuo to, ar paimti blyną ar kaip. Ir žiauriai liūdna. Aš šiaip labai didelė širdinių blynų mėgėja. Tai, nežinau, labai liūdna. Man atrodo, šiaip ir garantija yra jo 5 metai, bet nežinau, ar aš jo dar rasčiau. Bet galvoju dabar apie kitą keptuvę. Tai galvoju apie, nežinau, ar tokią pačią imti. Šiaip norėjau dar pabandyti belgiškų vaflių keptuvę, tai galbūt reiktų pabandyti pakeisti belgiškų vaflių, gal irgi būtų įdomu pabandyti. Nes prieš tai dar, kai turėjau ir šitą, kol dar nebuvo sugedus, tai galvojau nusipirkti dar ir belgiškų vaflių, nes kažkaip pradėjo mesti man visokius receptus iš belgiškų vaflių, kad ten galima ir sveikesnių variantų pasidaryti, tai kažkaip labai užsimaniau tos keptuvės, bet sakau, kadangi jau šitą turiu, tai nepirksiu dar papildomai. O dabar, kadangi šitą jau sugedo, tai galvoju, galbūt nusipirkti tą belgiškų vaflių vietoj tos. O dabar jungiau pažiūrėti, ar tikrai jau nieks nešyla, bet ne, visai. Tai vat, tokios naujienos. Tai labas ir vėl. Jau šiaip yra ir vakaras, 7:30 kažkur. Tai šiandien nuvažiavom miestą, turėjom kelis dalykus, ką norėjom pasižiūrėti. Tai vienas dalykas, norėjom pažiūrėti tos blyninės. Tai iš tikrųjų radom tą belgiškų vaflių kepyklę. Man atrodo, 300 kronų kainavo. Tai 2,99 buvo. Tai tą pažiūrėjom ir blynų tą keptuvę tokia pat, tai yra 500 jinai kainuoja. Man atrodo, kad mes pirkom už pigiau. Man atrodo, kad mokėjom mes 300. Man atrodo, blynė kainavo 6,99. O ne 3,99? Arba 2,99? Ne, blynė tokius turėjom. Nu, aš tam atsimenu, bet žodžiu, radom ir tą. Tai beliks tik nuspręsti, ar nusipirkti tokią pačią, ar tą belgišką dabar pabandyti, ar gal iš vis yra pasakysim kol kas be. Tai po to turėjom planą, ką dar? Pavalgyti. Nueiti pavalgyti. Iš tikrųjų, mes turim čia tokias kaip suši, ne kiniečių restoraną, bet ten daugiau sušiai. Ir yra tų iešmelių, žuvies ir mėsos. Bet pagrindė suši. Tai vadinasi tas restoranas ar kavinė Subrūra. Labai juokingai skamba iš lietuviškos pusės. Tai bet ir tenais yra, tu gali nueiti kaip į kavinę užsisakyti, kaip iš meniu paprastai. Arba yra kaip bufetas, kaip jie vadina. Kaip irgi švediško stalo stiliaus. Tu susimoki už lėkštę. Ir valgai, kiek jau tau ten patinka ir kiek tu laiko ten sėdi. Ir aš 5 metų zyziu, kad aš norėjau tenais nueiti pavalgyti šitų sušių už tą lėkštės kainą. Ir vis tiek gali išragauti skirtingų skonių ir panašiai. Ir mes buvom nusistatę šiandieną, kad jau būsim. Šiandieną, kad tenai, žodžiu, nueisim ir nuėjom. Ir supratom, kad toks maistas ne mum. Ne maistas, tiksliau. O toks maisto pateikimo būdas ne mum. Nes, aišku, tu nori valgyti daug, nes tik jau susimokėjai ir atėjai, tai reikia ryti, kiek gali. Tai tos lėkštutės dar irgi nedidelės. Bet prisikrauni. Bandai prisikrauti, tada eini dar, kad mes, man atrodo, 3 kartus ėjom. Bet, iš tikrųjų, kiek tu sušius valgys, taigi pati porcija yra ten gal 8 sušiai žmogui, kaip skaito standartą, ar ten 16. Saiką reikia. Bet kai nėra saiko, tai supratom, kad Realiai ir tas, ką noris, ir tą dar kartą. Jo, ir dar. Po to patrečio naėjimą supranti, kad antras buvo jau viršūnė pasiekta, trečias yra jau lietkalnė viršūnė, tas yra per daug. Nu jo. Tai sakom, per kokį gimtadienį švęsti. Kur ilgiau būsi, ne? Jeigu eitum gal dažniau į tokias vietas, tai tau gal nebūtų, nežinau, gaila tų pinigų, ar kaip čia pavadinti? Ne, tai koks čia gaila. Ne, bet atrodo, jau susimokė. Aš jau suvalgiau. Iš tiek jau suvalgiau. Faktas.
Ne, bet sakau, jeigu gal dažniau eitum, arba eitum tiesiog pavalgyti, o ne kad išleistų pinigų, tai gal tu vėl kitaip žiūrėtum. Nes jeigu dažniau eitum į tokią vietą už tą lėkštės kainą, gal tu ir su saiku valgytum. Gal taip, o čia kaip pusę metų svajojom apie šitą, tai taip ir gavos. Nu, bet, žodžiu, pavalgiam. Nu, gal ir skubėjom. Bet, žodžiu, pavalgiam šiaip skanu. Turėjau savo favoritą su braškiam, kažkas sušiai su braškiam. Bet labai labai skanus. Na ir po to dar turėjom mes kino dovanų kortelę. Ir buvom jau kartą įsimi kiną, nes jinai galioja berods 2 metus. Na ir dabar pamatėm vieną filmą, kuris iš tikrųjų įdomus. Na, aš pamačiau, kai buvau su sese Barbės filme. Ir per tuos trailerius, kur rodo prieš tai, rodė Gran Turismo. Tai iš tikrųjų labai įdomus pasirodė filmas, bent jau iš visų, kurios anonsavo. Kiti labai jau tokie šaudiniai, gaudiniai, man tokie žiauriai nepatinka. Realiai filmas apie tai, kuo aš užsiėmu. Tas Gran Turismo, nepašaudai man. Jo, tai ir pagalvoju, kad bus Edgarai labai įdomus. Ir man visai sudomino. Tai žodžiu, nusipirkom vakar ar už vakar tuos bilietus. Ir ten dar kažkokia mandresniai salė, netgi su... D-box'o. D-box'as, kaip jis, aš net nežinau tokio. Motionas. Taip, kažkaip, kad nuo garso vibruoja kėdė. Yra ant kėdės 4 kojos arba ant kėdžių eilės 4 kojos ir jos juda taip, kaip vaizdas juda realiai arba į priekį arba atgal. Ai, bet tai čia ne kaip 5G, 5G. Ne, tik ant simuliatoriaus lygiai tas pats yra. 3D, koks, ne, 3D tie kiekiniai. Ai, nu, bet žodžiu, su tokiu efektu. Jo, nu, ten 4 kojos pneumatinės, kurios tiesiog juda palei tai, kaip juda ten vaizdas ekrane. Nu, tai va, susakėm bilietus į šitokią salę ir į tą filmą Gran Turismo. Ir jau pats sušiu. Pats sušiu, mums dalyko iki filmo gal daugiau nei 2 valandas. Ir supratom, kad jau per sunku ir labai prastai jautėmės iš tikrųjų. Ir sakom, gal kitą kartą į tą filmą nueinam. Tai iš tikrųjų labai gerai, nes tam kaip tik puslapį buvo galima atsišaukti filmą, atsišaukti bilietus. Kaip čia netrumpiau likus pusvalandžių iki filmą, tu gali laisvai atsišaukti ir gauni koduką, su kuriuo nusiperki kitą kartą bilietą. Tai gaunas tu neprarandi pinigų ir jeigu kažkas atsitiko, ar tu apsigalvoji, ar kažkas, tu gali laisvai persikelti į kitą dieną ar iš vis į kitą filmą ir tas kodas galioja metus laiko. Tai va, žiauriai gerai ir taip sakau, be jokio nuostolio tu gali pasikeisti tą filmą. Arba laiką. Tai va, žodžiu, tokia ta diena ir gavosi gera pamoka dėl maisto, kavinių. Tai šiandien sugalvojom pasidaryti fish and chips, kurių jau matėt iš atostogų vlogo. Tai radom čia nusipirkti jau šitų, pakelį. Tai va dabar čia va ir kepam. Ir tada dar darau bulvytės. Ką tu čia nori? Tai darysime tuos fish and chips, pažiūrėsim kaip skonis iš parduotuvinių. Tai ką, išgražėjo oras iš tikrųjų, nes ryte lyja. Tai sugalvojom išeit pasivaikščiot. Edgaras iš tikrųjų išmynė su dviračiu, o mes einam pasivaikščiot su Rėju. Tai kadangi sekmadienis, tai tokia sekmadieniška ir šukuosena. Galvoju apie tuos fish and chips pasakysiu, kaip vertinom pirktinius ir tuos, kur valgėm iš kavinės. Iš tikrųjų šiaip skanu, tikrai viskas buvo skanu, tik tais ta pati žuvies mėsa, kaip pavadinti. Toj kaviniai buvo labiau kaip iš vientisos masės, vientiso žuvies gabalėlio, o čia pirktinė buvo tokia kaip malta, sakyčiau, sudėta. Bet čia visumo tikrai buvo skanu. Kitą savaitę planuoju susidėti naują sporto planą, naują bėgimo planą. Nes iš tikrųjų dabar visas mėnuo, kaip aš nesportavau. Tai jau norisi sugrįžti vėl į sportą, kad neatsirastų visai tas tingulys ir visai netamesti tą sportą. Tai viskas tvarko ir po to mėnesio susidarysiu planą ir galėsim grįžti į ritmą.
galėsiu daugiau dėti gal ir turinio susijusio su sportu ir mityba, nes mačiau, kad jums visai patinka. O man tas irgi įdomu, tai kodėl ne. Čia dabar kaip tik einame apie šitą ežerą mūsų, kur aš dažniausiai bėgioju. Ir kaip tik prabėgo irgi žmogus bėgikas, tai taip faina. Galvoju, jam faina. Šiaip man dar žiauriai nedrąsu ir nejauku yra kalbėti į kamerą, kai žmonės aplinkui vaikšto. Tai nežinau, ar kada nors šitas jaudulys nueis. O jau rytoj man į darbą, praėjo 3 savaitės atostogų. Tai iš tikrųjų jaučiu, kad pailsėjau, tikrai pailsėjau. Ir labai fainai ir praleidom laiką per atostogas. Bet ir buvom išvažiavę porai savaičių gerų. Ir čia dar namuose pabuvom laiko, pailsėjom. Šiek tiek gal ir laukiu darbo, nes vis tiek, jeigu patinka darbas, patinka vieta, tai atostogų aišku reikia, bet nėra tokia kančia grįžti į tą darbą po atostogų. Tai manau, čia ir užbaigsiu šitą savaitinį video. Šitas video bus toks savaitės kratinys, savaitės sumestinis. Paspauskit like, jeigu patiko šitas video, pakomentuokit ir susitiksim kitame video. Iki.